Tai vertinu kaip naudingą renginį. Iš tikrųjų, pastaruoju metu gal net ir pasigendu tokio tipo renginių. Verta atšviežint žinias, sakykime, vis atsiranda naujų funkcionalumų ir galbūt būtent praktikai per savo projektas parodo galbūt, kaip taiko tą programinę įrangą, nes nebūtinai kūrėjai visada, sakykime, atsižvelgia į tai taikymas yra labai svarbi dedamoji, iš tikrųjų, jinai išgrynina. Visas BIM procesas vis tampa tobulesnis ir žingsnis po žingsnio, skaitmenizuojam tą statybos ir viso pastato gyvavimo ciklo, sakykime, sektorių, kas turbūt veda link visos šitos industrijos, efektyvumo. Visus darbus atlieka žmonės, o statyba yra kompleksiška labai ir sakykime, visuose etapuose dirba labai didelis skaičius dalyvių ir jos reikia visus, jie visi turi kaip sakykime, sinchronizuotis tarpusavyje ir tas aišku sukelia tam tikrus iššūkius, bet to pačiu ir galimybės tos technologijos gali suteikti. Mano supratimu, BIM kompetencijų reikia visiems statinio gyvavimo ciklo dalyviam, ar projektavime, ar statyboje, ar gamybai. Šiame etape gal daug kas dar to nejaučia, nes tiesiog, sakykime, nemato galbūt poreikio arba neturi požiūrio iš vadovybės, kad reikia mokytis, imtis, bet jau to matom turbūt vis dažniau, kad vietoj brėžinių tu gali gauti modelį ir vien jau tau reikės jį tiesiog perskaityti ar ne, nes tu neturėsi to atspausdinto lapo. Tai mes į tai einam ir manau tų pavyzdžių vis daugiau. Dabar kokių tų kompetencijų reikia priklausomai nuo konkretaus dalyvio, jam reikalingas skirtingas kompetencijų bagažas. Vieniem reikia galbūt išmokti modelį atsidaryti, kitiem galbūt reikia mokėti ir simulacijas atlikti, ir skaičiavimus, ir modeliavimą patį padaryti, čia aišku labiau gal projektuotojam. Kitiem reikia gal mokėti ištraukti informaciją ar panaudoti kokiam gamybos procese ar dar. Tai labai skirtingos, žinoma, tos kompetencijos, bet tiek vieniem, tiek kitiem per visą gyvavimo ciklą iš tikrųjų reikia tų kompetencijų. Dabar susikoncentruojant būtent į BIM koordinatoriaus rolę, tai aišku, čia yra centrinė tokia, sakykime, figūra, net aš labiau sakyčiau kompetencija, kuri persipina iš tikrųjų labai stipriai ir su projektų valdymu, nes tai yra, sakykime, dalis IT, dalis inžinerijos, dalis netgi tokių minkštųjų socialinių dalykų, kas irgi su projektų valdymu persipina, tai bendradarbiavimas, komunikacija, žinoma. Visos šitos, sakykime, tas miksas toksai tarp disciplininės srities, jisai turbūt turi būti būtinas BIM koordinatoriui. Taip pat reikėtų nepamiršti ir tokia yra kompetencija, bent jau mes ją taip įvardinam, tai yra ta BIM vadovo, kuris labiau žiūri iš organizacijos pusės, iš diegimo, nes BIMas iš tikrųjų nėra tik tai projektui. BIM koordinatorius dažniausiai atsakingas už kažkokio konkretaus projekto BIM koordinavimą. Bet jeigu tu neturi, sakykime, kultūros, jeigu tu neturi, paprastai tariant, įdiegęs organizacijoje BIM proceso, tu po to vargiai dalyvauti galėsi ir kažkokiam konkrečiam projekte, nes tam reikalingi ir standartai, ir programinė įranga, ir pritaikymas, ir apmokymai, ir daug kitų dalykų, už ko iš tikrųjų yra atsakingas toks, pavadinkim, BIM vadovas, ar kaip mes jį kitaip įvardintume, bet čia taip pat yra centrinė figūra. Ir taip pat panaši, sakykime, kompetencija reikalinga turbūt ir iš užsakovo pusės žvelgiant, nes užsakovas pirmiausia ateina ir duoda tą, sakykime, tokį spyrį, inicijuoja, kad man šalia to, kad pastatytas bus statinys, man taip pat reikia jo visos skaitmeninės reprezentacijos šalia, kad aš po to galėčiau tą statinį atitinkamai valdyti, o to pačiu tų naudų, aišku, gautų daug ir projektavimo etape, ir statybos gamybos etape, tai, sakykime, tų naudų yra daug.